Esame Tailando rojuje ir šiandien darysime, tiksliau Katė sukurs agurkų sriubą. Žalią agurkų sriubą. Ką naudosime sriubai? Kas čia? Man. Tau. Avokadai, agurkas, salieras, petražolė ir... Krapė. Kas? Krapė. Gerai. It's new experiment. Nauja eksperimentuoja. Gerai. Kol Katė ruošia, apžiūrėkite mūsų gyvenamą vietą. Gyvename šiuo metu Monte Vista Retreat centre, kur žmonės atvažiuoja savęs detoksifikuoti, prasivalyti, medituoti, užsiimti jogą. Kaip tik šiandien perskaitėme straipsnį su Olga, žaliavalgė Olga, kuri su vyru neseniai atidarė Vilniuje Skapo gatvėje žalio maisto restoraną. Mes, aišku, esame Tailande, tai nepavyks greitų laikų ten apsilankyti, bet siūlyčiau jums užsukti, jeigu įdomu. Kaip sekasi? Gerai. Reikia šaukšto? Taip. Ką taip? Reikia šaukšto. Štai jums ir šaukštas. Krapų kvapas primena šaltibarščius. Katė, kada valgei paskutinį kartą šaltibarščius? Kada? When did you eat last time šaltibarščiai? December 2005. 2005 gruodį. Ką darome toliau? Maišysime sriubą, taip? O! Hello! Dvi Katijos maišo sriubą. Kuri iš jų tikra? Čia jau su vandeniu? Ai ne, dabar. Truputį. Nu, dabar truputį vandens, kad būtų šiek tiek skystesnė. Dar. Skanu? Druskos nedėjai? Ar dėjai? Did you put salt? Ne. Gal duok paragauti? Kaip šaltibarščiai? Kaip šaltibarščiai? Geras. Tikrai kaip šaltibarščiai? Toks gaivus skonis, fresh taste, ne? Geras. Na kągi, Katijos eksperimentas pavyko. Taigi, tenai yra mūsų maža virtuvėlė. Ir štai čia laiptukai iki mūsų kambarių. Čia mūsų, galim sakyti, namų kinas. Ir 2 kambariai, kuriuose tiksliau, jie skirti čia gyventi mums, tačiau juose tiek mažai vietos, kad mes miegame lauke su uodų tinkleliu, o tinkleliu nuo uodų. Dabar matote tik vieną matracą, bet kai ateina vakaras, mes atsinešam kiek mažesnį, kiek plonesnį antrą matracą ir uodų tinklelis viską uždengia. Tiesiog rojus.
A, va ten jau matosi mano drabužiai. Daug triusikų. Taigi. Ką turime? Sriubą. Čia raudonas kopūstas, kurį Katė užmarinavo su citrinos sultimis ir šiek tiek druskos. Žali šaltibarščiai. O, agurkiniai barščiai. Atrodo beveik kaip žalias kokteilis, kurį per pusryčius valgome. Per pusryčius visuomet gaminamės žalią kokteilį iš žalio lapų daržovių. Sumaišome su vaisiais, pavyzdžiui, bananais arba mangais. Labai daug kopūsto, ne? Ir dekoracijos. Katė labai moka gražiai paruošti dekoracijas maistui. Jeigu norime nufotografuoti maistą, tai Katė užsiima grožio kūrimu iš maisto. Kągi, dabar yra 4 valandos ir pietausim, pietus, vakarienė. Prieš vakarienę, gal pietus. Agurkų sriuba su kelias valandas marinuotais kopūstais. Štai. Kas? Atsiprašau. Mes žiūrėsime filmą. Iki pasimatymo. Iki.